Gaulė. Taigi sveiki. Šiandien su Liuse dalyvavom kanikroso varžybose Burunduko taurėje ir čia prie Vilniaus miškuose bėgom 3 kilometrus. Ir kanikroso varžybos, tai kai bėgama su šuniu, šuo bėga priekyje ir tempia iš paskos bėgiką. Tokios varžybos Lietuvoje vyksta nedažnai, kelis kartus per metus, bet tai yra super gera pramoga šuniui ir tuo pačiu bėgikui. Adrenalino, man atrodo, patiria daugiau šuo per šitas varžybas, negu mes per bet kurias savo varžybas. Jūs tuoj tą pamatysit. Šiuose varžybose yra keletas kategorijų, kaip jau minėjau, viena bėgikas su šuniu, bet taip pat yra, kad šuo tempia dviratį, šuo tempia paspirtuką, yra šunų kinkinių varžybos. Tai ką jūs matėt iš filmų, įsivaizduojat, kaip Aliaskos šunys tempia rogės, tai lygiai tokių pačių dalykų galima pamatyti ir miškuose, kai 4 šunų kinkinys tempia žmogų sėdintį tam tikrame vežimėlyje. Ir iš tikrųjų tas atrodo, tikrai nesmalosim, labai įspūdingai, nes šunis ir kai yra ne vienas, jie tiek reaguoja, tiek turi adrenalino, kad atrodo, wow, kas čia vyksta, tokie garsai, labai įdomu ir visiškai išskirtinė patirtis. Jau pasiruošę į startą, Liusytė aprengta, Vytautas irgi Nekantrauja. Jau lieka kokios tik 5 minutės iki starto. Labai nekantrauja, labai nori. Kaip jautiesi? Jaudinėsi turbūt. Šį kartą labai gerai nusiteikęs, jaudulio yra, bet matau, kaip faina Liusė, tai labai smagu. Labai noriu, varom! Gerai, tu eik į pasaulį, aš tai supratau. Ne. Wow. Kas čia vyksta? Liusė turėjo startuot, bet ant tiek buvo azarto, įsipainiojo į savo petnešas ir dabar nukėlė mūsų startą, kad nieko neuždėlst. Ir ramiai šiek tiek reikia pasivaikščioti, kad nenusiramintų ir startuos Vytautas tik po moterų, tai aišku, yra blogai, nes moteris tikrai nėra greitesnis ir nebus tokio azarto, ką vytis, bet turim, ką turim. Būtų gerai bent išstartuoti dabar. Labai daug streso. Jau Liusė šiek tiek apsiramina. Dar turim dabar 5 minutės iki starto turim. Reikia, kad atsigautų, atsikvėpuotume ir bandysime. Jo, 5 linijos. Ne, dar. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ir štai startavom pagaliau su Liuse. Šuniukas šovė kaip raketa nuo pat starto. Ir dabar jūs matote vaizdą nuo GoPro kameros įtaisytos prie mano krūtinės. Ir atsiprašau šiek tiek už vaizdą, nes buvau jos tvirtai neprisitvirtinęs, tai pradžiai labai judėjo, bet paskui vaizdas stabilizuosi. Taip pat apatiniam kairiajam kampe galit matyti greitį, kuriuo bėgau, pulsą, laiką, atstumą, o viršutiniam dešiniajam kampe tai parodoma žemėlapis ir maždaug kurioje trasos vietoje esu. Kalbant apie greitį, tai žinoma, 1 kilometras yra greičiausias ir dabar pabėgam 2:35, 2:40 minučių kilometrų greičiu ir tai yra žymiai greičiau negu bėgčiau vienas be Liusės. Tempimo jėga yra tikrai labai didelė ir sunku pasakyti kiek tiksliai, bet mano atveju, manau, prideda kokias 30 sekundžių kilometrų. Čia dar reikia įvertinti, kad bėgu su treilo batais,
miško danga ir tai yra tikrai žymiai lėčiau negu bėgant plentu. Labai neramu, žinant, kaip Liusi gali būti sunku su kitų šunų lenkimais, jinai tikrai nėra pratus ir sudalyvauja varžybose kartą arba max 2 per metus ir labai baisu man dabar už juos. Ir štai nubėgus 600 metrų sutinkam pirmą bėgikę moterį ir kad ir kaip būtų keista, ją labai nesunkiai aplenkėm. Po dar porą šimtų sutikom antrą moterį ir reikėjo lenkti posūkį ir Liusė taip pat prabėga visiškai be problemų. Taigi, ko labiausiai bijojom lenkimai pavyko be problemų, bet laukia dar viena kliūtis, 2 moterys su šunim, bet ir tuos pralekėm kaip per stovinčius, netgi gal matote, kad šuniukai kiti labiau atsisuko į Liusę negu Liusė. Liusė visiškai susikoncentravusi į bėgimą, varo, nestabdo. Ir pirmą kilometrą nubėgom per 2 minutės 48 sekundės. Tai yra lygiai tiek, kiek mano asmeninis 1 kilometro laikas stadione. Ir toliau nestabdėm, vis dar greitis laikėsi apie 2 minutės 50. Liusė vis dar šuoliuoja, tai labai geras ženklas. Bet reikia nepamiršti, kad dar įvykta tik pusė trasos ir dar tiek pat liko nubėgti, o mano pulsas jau 181, 82 dūžiai per minutę, kas iš esmės yra maksimumas, tai dabar yra nelengva nei man, nei Liusei. Ir štai 2 kilometras jau lėtesnis negu pirmas, 3 minutės 1 sekundė. Aš iš tikrųjų esu labai patenkintas dar tokiu laiku, lėtėjimas nedidelis, tęsim toliau. Ir nubėgus 2,5 kilometro prasidėjo viena sunkesnių dalių, įžengėm į smėlingą ruožą. Vis dar greitis geras ir iš tikrųjų video labai sunku pamatyti, bet tolumoje pasirodė viena bėgikė moteris, labai greita bėgikė. Jinai vėliau tapo šių varžybų čempionė moterų kategorijoje ir Liusija bijosi. Ir dėja ant posūkio pamatė, kaip jinai nusuko, bandė kirst kampą ir apsivijom aplink medį. Greitai įtraukiau Liusiją į trasą, toliau pajudėjome, bet azartas šiek tiek šuniukui dingo, nuovargis irgi pradėjo reikštis, dar raginau bėgti, atsigavo Liusytė ir pasileidome toliau į trasą ir buvo belikę 600 metrų. Šitų smėlingų ruožų tikrai buvo ypač sunku bėgti. Bėgau kraštu, kad daugiau užkabinčiau žolės, nebūtų klampus ruožas. Ir iškilus iš kalniuko pasirodė dar fotografė. Liusė jai nusišypsojo ir tuo pačiu nuėjo pasisveikint. Nubėgo į šoną. Bėgu vienas, tempimo visiškai nėra, dar bandau raginti. Prašau Liusytės bėgti, bet į priekį jinai jau nebenori eit, tai bėgam šalia, lygiai greičiai. Lieka 300 metrų ir va štai pagaliau Liusė šiek tiek atsigauna, išeina į priekį ir bėga priekyje manęs. Ir nors atrodytų, kad viskas tvarkoj iš video, bet realybėje tempimo beveik nebuvo. Bėgau jau tik tai savo pastangomis. Nu tai va, 3 minutės 25, tai toks ir maždaug yra realistinis mano greitis, jeigu netemptų šuo, bet čia jau spaudžiu tikrai max, pulsas 182, 83, 84, 5 dūžiai per minutę. Aš tokių skaičių treniruotėse nesu niekada matęs jau labai ilgą laiką. Kvėpavimas gilus, bet ir finišas jau visai už 100 metrų, tad raginu Liusę, kad nepasiduotų, spaustų iki galo ir bandydami finišuoti oriai. Ir matuot bėga, finišuos, vadinasi viskas gerai. Tikiuosi viskas gerai. Ai, šaunuoliai, labai gerai. Taip, mažiukai. Oi. Kai džiaugiuosi, kad finišavot, aš jau taip bijojau.
Nedaug, einam, Liusė, einam. Kai mes įsigijom šuniuką, visada iš tikrųjų svajojau, kad su šuniu bus galima pabėgiot, pasportuot. Tai mes tą ir įgyvendinam. Ir šitos varžybos mes specialiai nesiruošiam. Su šuniu pabėgioti yra smagiausia, lėtai, ramiai. Turim tradiciją, kiekvieną šeštadienio rytą visą šeimyną išvažiuojam, pabėgiojam ir taip pradedam savaitgalį. Ir žinot ką? Patikrinau ką tik rezultatus ir pasirodo, net tokiom sąlygom Vytautas su Liuse sugebėjo iškovoti 3. vietą. Mes kita komanda. Liuse, dabar vis tiek reiks laukti apdovanojimų, maišymų. Liuse. Sekanti disciplina, kurią apdovanosim, yra vyrų bėgimas su šunimi, tai yra vyrų kanikrosas. Tai 3. vieta su laiku 10 minučių 4 sekundės Vytautas Jezepčikas. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir jei nesunku, paspauskit subscribe, paspauskit like, palikit komentarą ir taip padėkite mūsų kanalui augti. Ačiū ir susimatysim kituose video.